Sveiki gyvi, mėlyi. Sveiki gyvi iš Klaipėdos. Nu, sveiks, drūts. Seniai pašnekėjom, končia papliorpsam. Kai kas netgi sakytom iš Memeliaus, ne? Nui, aš mėgstu te apsakyti ant Klaipėdos. Memelių pavadinu karts. Nu tai pakalbėkim šiandien apie Klaipėdą, apie Memelį ir aplink visko kitko. Ak jie, nu gera, išsileik vaideliau, kas tau sunku undūšis, kas leg. Dabar, vat ir Klaipėda, ne? Nu jie, į toks Lietuvo miestas Klaipėda dar seniau buvis pavadinimu Memelis, nu kas. Nu mes žinom, kad Memelis tai kryžiuočių, pavadinėms vokiečių okupantų, pavadinėms antram pasauliniam karį vokietė, ką buvo užėmė tom kraštą, aišku, automatiškai persikreikštė į Memelį, ne? Nu tai aišku, kad ne. Vėl propagandas išmirkusiom smegenim čia klaidini žmonės. Atsivertam internetą šitą, paveizam, kas čia ir kapnovo. 95 metas, Kęstutis Demereckas, Mažos Lietuvos istorijos muziejaus leidiniaus Vakarų baltų kultūra ir istorija antro dėlė paskelbė tyrinėjimus, kuriais įrodo, jog miestų pavadinimas Memelis ne germaniškos, o baltiškos kilmės, be to, kaip seniau buvo vadinamas Nemunas. Ir nors praėjusio nemažai laiko, tačiau šie atradimai neprarado savo svarbos. Beveik 700 metų oficialus Klaipėdos miestas buvo vadinamas Memel. Šiandien šis žodis visiškai pamiršts ir nebevartojams. Net istorikų kalbininkų darbuose dažnai vengiama minėti Memelio vardavo. Mata, jeigu norės daugiau, pasiskaityk šitą ton straipsnį, yra nuoroda, šitą viršoje, visko. Čia labai daug visko rašė istorijais. Bet aš suprantu ton, kad vieną kartą prisimetusi galvo rusišką šūdą, anom baisę sunkia įba iškrapštyti ir uns vis velas ir nieka nebledba suprast, ką iš tikrųjų veik pasaulis. Niek nepadarys. Kiekvienam žmogui pagal savo supratimą. Ne, iš durnumo, iš nesupratim. Tiesiog iš kvailumo, iš nesigaudimo, iš istorijos žinių iš trūkumo. priekčio, žiūrėk, ką patruot. Trūksta istorinių žinių. Aš esu didelė nustebęs, aš nesitikėjau jūsų tokį atvirumą, gerą. Vadinkim, paprastų žmonių taip giliai nekapsto istorijos, kaip sakykim, tu. Jėzus man, koks čia gilė, kryžiuočių pilis, visi žino, kad kryžiuočiai atėjo į mūsų kraštiškai. Ne visi žino, tu patikėk, ne visi žino. Jeigu žinotų, jie visiškai kitaip elgtųsi. Užmiršo, kad vokiečiai buvo okupavę. Saka, ne. Tamstas nepamiršot, kada visai neseniai mums buvo ir ruskiai okupavę, kad dabar šitą su Ukraina kariaun, nori Ukrainą okupuoti, o paskiau ir visas Baltijos šalis. To jūs tą bištep nepamiršot, o gal ir pamiršot, nes jums gal visai patiktom tam mišlyn vėl atsidurti. Man tai nepatiktom, žinokit. Pristatyta visokių įdomių veikėjų, kad ten tiek slava Ukrainai, Ukraina laimės, tegu žmogus tiek. Bet tai bus pažiūrėsim po kažkokį laiką, pani Elksės. Nes aš vis laiką apsakiau, te apsakau, nėra šanso, nei tiesiog neto šanso, ar aš už, ar aš prieš. Čia visiškai neto skirtum, ką aš galvoju. Bet esmė ir, kad neto šansų, yra nei vargša, nei... Božina, vargša, kad daug geresnį už tus ponus, kad nori sunaikinti tus vargšus. Ir tai vargša, sąžiningi. Nepola nei tų ponų, ten civilinių pastatų, nežoda paprastų žmonių, kaip ruskė, ką žoda ukrainiečius. Ukrainietė surenko operaciją, tikra, gera operacija. Ir jeigu negirdėję, tai čia buvo voratinklis operacija, kad buvo teisėjai Rusijos karinius objektus, kiek sunaikinta lėktuvų už milijardus. Ir tarp kitko, Vaida, juk vis laik šneki, ka esi už paprastą vargšą žmogų, ne už kokį seimūną, ne už kažkokį ten konservatorių, ne už kokį ten velnį bagotą. O dabar stumi ant vargšų žmonių, katrus užpauli didžiulis raudons milžens ir naleda nim normaliai kvėpuoti. Tai kaip tu pasirenki positasi tiesiog neįtikėtina. Tik nereka aiškinti, kad aš esu neutralus, už nieką neinu. Juk pats puikiai žino, kad tik tikri mankurtą gal nesugebėti pasirinkti posis. Dėl tai turamės tokius mankurtų bandelis. Turim nepamiršti pasakyti, kad Ukraina laim ir Ukraina laimės. Ir Lietuva visą laiką išliks su Ukraina iki pat pergalės. Iki pergalės Lietuva išliks ir taip toliau. Ir
Vokiečiai ir mūsų pagrindiniai partneriai. Turim džiaugtis, kad Gott mit uns. Gott mit uns, kad Vokietijos kariuomenė ir dabar Lietuvoje, lietuvių kariai, tai Vokietijos kariai ir Lietuvo, tai turim džiaugtis ir taip toliau. Gera, jau užtektų sarkazmą, čia užtektų jau kelti, o tik vėlkiais tom va tūpti atgal, juk tie jau peršalis galva, da labiau negu kad jau vis peršalis. Laisva nepriklausoma Lietuva, katra priklauso Europos Sąjungai. Ir Europos Sąjungos įstatymai, kai kurie ir viršesni už Lietuvos įstatymus. Ir Lietuva, nepamirškim, yra demokratija, bet galima kalbėti tik tai, ką liepia valdžia. Nu, aš tik priminsiu, kad Lietuvai Europos Sąjungai įstoja savo norų ir bet kad gal iš anos išstoti. Nu, o jeigu jums valdžia leip kalbėti tokius dalykus, ko jūs dabar kalbėjot apie memelį, nu, tai aš didelę stebaus. Nu, iš tikrųjų, kokį gerą tai valdžią, kai jums teiklė dergti Lietuvą. Tai va, čia jau dėl to memeliaus irgi, va, ir čia labai daug maro bus piktų komentarų ir taip toliau. Nes žmonės, dėl ko, pavyzdžiui, aš galvoju dar, biški grįžkiam prie to memeliaus, aš galvoju, labai nori gyventi kaip Vokietijoje gerą, važinėtis naujas Mercedesas. Arba apie naują Subaru, juk pats nenori važinėti su Žiguliu. A nori. Tai ko nevažiuoji? Jeigu jau taip didelė, čia nenori tos prabangios mašinos. Tai visi iš Vokietijos, va pusė Antaikščių turgų, kur buvom iš tikrųjų iš Vokietijos suvežtai. Mašinas padėvėts, viskas, rūba padėvėta, ne, nu dabar jau iš visur vežtus padėvėtus su drabužiais iš Anglijos, iš Skandinavijos. Nedaba, Vaidelė, o jau prieš 30 metais prasidėjo kontų, vėl nežinai istorijais, ką, tai niek nustabaus, vis laiką, kaip sakon, tik tai šnekio antrep. Juk pats dabar laksta po tus turgus ir reiškia visokių sendaikčių, plokštelių, te panašiai. Nu tai, ko. Sendaikčiai populiarūs visam pasaulyje, visus turgus ir visur, kur tik bebūtume, nesvarbu, kokį užsieniausią neatvažiavę. Šarlė. Kaip ir Amerika dabar, tie, kurie nebuvo. Studland. Dar vien dalyk pasakys, kad baisė nemandagui pertraukti moterį, o jo lab savo žmoną, nu, baisė negražia. Pavadinimas geras, Studlandą, ne? Landą, ne? Kaip Landsberg, Studland. Nu, tas mankurtizmas ir visur, mankurtizmas. Ne visur tas mankurtizmas tai ir, o tik tų žmonys, katri nesuprant savo tikrųjų tautos herojų ir anų pavardis anims kel fobija. Nes mes žinau, ne vieno šalis, kad būtų toks mankurtizmas. Mūsų cenė ruskin bebuva. Tai va, linkėjimas su eglutė. Iš Klaipėdos jums visiems. Tai ate tam kartu. Iki. Русский военный корабль, иди на!